Ramiai, neskubam, nepažardam, neskubam. Į kairę, sukies kairę. Mačiulgi prie jo. Išeinam. Puikios nuotaikos, visi pasiruošę atrodom. Tiesiog reikia dirbti paskutinės dalelės ir tiek. Kadangi žaidžiau praeitam čempionate, tai manau, kad šiais metais turime pakankamai gerą komandą škopti bent jau į top 3. Ne, smagu, tai daugelį aš jų žinau, iš tikrųjų, aš žaidžiau anam klube ir taip, žaidžiau priešą žaidę manau rinktiniai, dar kai žaidžiau praeitais metais prieš važiuojant, viskas kaip ir gerai, visi draugiški, visi kaip viena komanda. Kaip ir ten buvo galimybė, nes ten davus kaip ir mokyklo atostogos, tai buvo galimybė grįžti, tai va, dėl to grįžau. Visą laiką noriu žaisti rinktinę visą laiką. Čia reikalas, čia garbė. Tikriausiai, ne tikriausiai, mes turim išeiti į aukštesnę grupę, tai dirbsim sunkiai, tikrai sunkiai. Mūsų du legionieriai, jau turim realiai visą komandą susistatę, aišku, šiek tiek turim traumų, dėl kurių šiek tiek gaila, bet nuotaikos neblogos, šiandien neblogai padirbėjom, tai aš manau, kad pamatysim realų vaizdą, dabar turim pilną komandą, tai manau, kad neblogai judam į priekį. Tikslai yra tokie patys, kokie buvo iškelti jau pradžioj metų, tai yra laimėti pirmas varžybas ir pirmą ketvirtuką išeiti, o aišku, paskui jau tikslas jau auga nuo pasiekimų. Prisijungė du legionieriai, kokią jie įtaką turi komandai? Na, iš tikrųjų, įtaka emocinė tai turbūt labai stipri, nes žaidėjai čia gyventis Lietuvoje. Iš tikrųjų gerbė ir ta prasme, tikrai labai atsižvelgia jų nuomonę ir matosi, kad žmonės dirba profesionaliuose klubuose, nes iš tikrųjų, ko reikalauju visus metus iš šitų vyrų, kurie dirba Lietuvoje, tai atvažiavę iš užsienio, jiems tai yra suprantama, aišku, ir matosi, kad jie yra jau išmokinti būti žaidėjais ir komandos dalim. Tai aš tikiuosi, kad visi likusiai seks jų pavyzdžių ir mes turėsim labai neblogą rezultatą.